Na ir šitą bent jau man įdomiausią modelį DX4 palikom pabaigai, nes mano įsivaizdavimu šitas DX4, Corvus DX4 bus aktualiausias mūsų rinkoje. Jis yra su platesne, su ilgesne baze, turi didesnę kabiną, didesnę pakrovimo dėžę gale, didesnį kėbulą, gali vežti 450 kg. Pažiūrėkime į vidurį. Į vidurį, sakau, į vidų. Patogi kabina. Va, čia gali jau 3 žmonės atsisėsti iš bėdos. Aišku, gal 3 vyrai tai jau taip ankštai, bet kur nors kokį objektą nuvažiuoti tai tikrai galės. Čia viskas labai paprasta. Guminės plastikinės grindys. Čia yra drenažo skylės, tai jeigu ir išsipurvino, tai gali su šlangu viską išsiplaut. O čia vat komfortas. Nu, kaip traktoriai, atsisėdė savo. Jokios perteklinės prabangos, tik tai reikalingi elementai, pavarų perjungimo svirtis, low range, high range, neutrali padėtis ir atgal. O čia, vat, suprantamai iš iliustracijų, priekinis tiltas ir diferencialo blokatorius. Čia galite savo ką nors pasikrauti. Bet jokių kompiuterių, apskritai čia jokios elektronikos nėra, čia yra spidometras ir vat, avarinis signalas, daugiau nieko. Kadangi tai darbinis arkliukas, tai ir dėtuvių visokių padaryta, kad galima būtų susidėti daiktus. Tai po kapoto, vat, štokia, nežinau, įrankių dėžutė ar kažkokius kitus daiktus. Galite stropos susidėti, jeigu kažką traukite, nežinau. Jūsų jau fantazijos dalykas čia. Langų plovimo skystis, stabdžių skystis. Viskas paprastai prieinama, nereikia nieko ardyti, jeigu reikia kažkokio remonto. Taip pat kabinoje patogiai padarytos dėtuvės daiktam, kuriuos galite paslėpti. Aš gal čia įlipsiu. Va, pasižiūrėkit. Viena daiktadėžė čia. Ir viena didelė, net dar ne viena, o dar 2. Viena didelė per vidurį ir dar tokia pati kaip pavaruotoja sėdynė. Tai, oi, gili daiktadėžė. Tinkama daiktų saugojimui. Na ir iš galo dar parodykim, kaip atrodo. Čia, kaip sakiau, didesnis, platesnis kėbulas. Ir čia dar labai gerai padarytas oro paėmimas. Vandeniui apsaugotas variklis nuo dulkių, kur įprastai būtų kažkur šitoje vietoje oro filtro paėmimas. Tai jis yra išvestas per ten, čia į variatorių, o į variklį, man atrodo, eina į šoną, į kitą pusę, bet maksimaliai aukštai, kad variklis neįtrauktų dulkių. Sveiki žiūrovai, esu pakankamai patogiai įsitaisęs Corvus automobilyje. Taip, įsijungiam H-pavarą, paaukštintą. Pradedam judėti, išjungtas priekinis tiltas, nėra įjungta diferencialo blokatoriaus, važiuojam per pakankamai statų kalnelį. Ir čia tikriausiai norima parodyti, kokį gali pravažiuoti ir nepakibti ant pilvo. Nu, kažką prabraukė, bet tikrai nepakibom ir pravažiavom laisvai. Tai nežinau, ar video perduoda tą vaizdą, kokio buvo statumo kalnelis ir įprastai, nu, bet koks džipas per tokią kliūtį pakibtų. Nežinau, kaip su konkurencija dar nelyginom, bet bekelės savybės yra tikrai įspūdingos, imponuojančios. Jau rodėm jum video, kaip gerai, čia jau neįvažiuojam. Pabandysim pažemintą pavarą, nejungti priekinio tiltą, bet jungiam pažemintą pavarą ir iš lėto įvažiuojam į šitą statų kalnelį. Nežinau, ar čia ispaniškas gruntas toks kietas ir kibus, ar padangos tinkamas, bet važiuojam be priekinio tilto, kur įprastai, nu, tikrai būčiau įsijungęs priekinį tiltą geresniam sukibimui, kad ratai neprabuksuotų. Taip, sustosim, kad persijungti vėl paaukštintą pavarą, kas gal šiek tiek trukdo, tai dizelinio variklio triukšmas neįprastas, bet žinoma ir su benziniu varikliu tas triukšmas būtų šiek tiek kitoks ir daugiau to garso, gal greitesnė akceleracija. Pažiūrėkit, per kokius akmenis važiuojam. Kolega mane filmuoja. Komfortas yra labai svarbu tokio tipo automobilyje, kad jūsų nekratytų ir neišmestų iš kėdės. Realiai netgi galėčiau sėdėti neprisisegęs ir jaustis saugiai šioje kabinoje.
per kalną pravažiavom, čia kitas kaldelis. Čia yra dizelinė versija, didžiausias modelis DX4, tai va, mažesnis yra DX4S. Maksimalus šio automobiliuko greitis yra 40 km/h, tai vat spaudžiau akceleratoriaus pedalą, net nesilpnai, dėl to jis nesibėgėjo, bet čia tik dėl to, kad esu pratęs prie benzininės technikos, kuri elgiasi visiškai kitaip. O čia yra mašina, kuri nuveš jūs į lauką, pas gyvulius, kažkur į sunkiai pasiekiamą vietą statybų aikštelėje, taip pat kariuomenė gali daug kur naudoti, kur reikalingos ne arklio galios, kad automobilis kuo greičiau važiuotų, o reikalingas patikimumas ir bekelės savybės sudėtingose situacijose. Va, dar pabandysim važiuoti, kur nieks nevažiavęs galbūt. That's what I want to explain to you. So once you are on, here stop. Of gas when you are going down, don't be afraid. Like, važiuojam žemyn. Važiavom dabar pažemintą pavarą. Šiek tiek gazų davėm ir variklis jau pats prilaikė nuo kalno automobilį. Pabandysim dar įvažiuoti kitą pusę. Nu, aš čia daugiau nematau, ką pamatyti. Iš tikrųjų atrodė, kad kažkiek iššūkių bus keliantis šitas kliūčių ruožas, bet ne šitam automobiliui. O čia galėjo būti dar kažkokia balutė pavasarį ar žiemą. Bet nieko čia nesuradom. Važiuojame per tokius akmenis. Matot, ponai ir ponės. Man tai baisu, bet sako važiuot. Nėra čia nei kažkokių labai įspūdingų didelių ratų, nei aukštos prošvaizos, bet matyt pakanka pakabos eigos, kad įveikti šitas kliūtis. Nepakibus, nieko mums nesidaužė, nei pilvų pakabdydavom. Va, atleidau gazą, jis iškart iš inercijos pradėjo riedėti, todėl tokias situacijas reikėtų šiek tiek prispausti akceleracijos pedalą tam, kad variklio apsukos prilaikytų galinius ratus. Dabar judam pažemintą pavarą. Kaip gamintojas save bando pozicionuoti, tai nėra toks visai pramoginis bagis, kurio galite lakstyti laukais, yra darbinis arkliukas. Galite pavadinti traktoriuku, jeigu norit. Todėl nereikia tikėtis ir niekam nežadėsim, kad čia yra ta transporto priemonė, kurią galėsite važiuoti 100 km/h. Šiaip maksimalus greitis yra arba 40 arba 60 km/h priklausomai nuo homologacijos. Tai ten jau nuo reduktoriaus priklauso. Jeigu užsakysit vieną arba kitą, tai jau neužteks kompiuterio, kad perprogramuoti. Tai daiktas padarytas darbui, tam, kad reikalautų kuo mažiau priežiūros, serviso intervencijų. Tad, manau, jeigu ieškot automobilio, su kuriuo važiuosit ilgai, galėsite naudoti kasdien, galėsite, jeigu turite kolektyvą, drąsiai bet kam duoti ir nebijoti, kad kažką sulaužys, tai Corvus yra būtent tas pasirinkimas, kuris jums tiks.